Visi, sveika Erika. Sveika Rūta, sveiki visi tie, kurie klausysis įrašo. Grįžtam su lengvais pokalbiais ir šį kartą daug svarstėme apie ką kalbėti. Ir iš mūsų pokalbio aš sakau, tik kalbam apie gyvenimą. Erika sako, Tai labai gyvenimas labai siaura tema. platus. Na, gyvenimas labai plati tema, bet iš esmės gyvenimas yra tiesiog gyvenimas, kai mes jį paimam kaip vieną žodį, kaip vieną liniją, kaip vieną tėkmę, nuo tada, kada mes čia ateinam ir iki to momento, kada mes išeinam. Ne, jeigu kalbam vien tik tai apie šitą liniją, ne, vat būtent šito egzistavimo kaip žmogaus. Tai va tai ir yra gyvenimas. Tavo mano visa tiesioji nuo taško A iki taško B. Tai yra mano patirtis nuo tada, kada aš nusprendžiau čia ateiti, ką aš susiplanavau ir ką aš turiu pasiekti rezultate išeidama. Na, tai va visa ta tėkmė patirčių, suvokimų, įspūdžių, va tai ir yra gyvenimas. Mhm. Ir dažniausiai mes tą gyvenimą va kažkaip norim sukontroliuoti. Va taip Mhm. ateina toks noras jį kažkaip laviruoti. Bet iš Mhm. tikrųjų tas noras, jisai, na, dažniausiai būna dėl tam tikrų patirčių, kurių mes nesugebėjom tinkamai suvokti ir priimti. Ne, bet jeigu kažkur nukritom, susižeidėm, jau atsiranda kažkoks vengimas skausmo ir panašiai. Ir va tos va visos patirtys, kurių mes, na, kaip ir minėjau, tinkamai neįsisavinam, mes tada kažkaip pat labai gudriai pradedam ieškoti būdų, kaip išvengti tam tikrų patirčių. Ir visas tas patirčių vengimas virsta kontrolę gyvenimo, kada aš nutarsi matau tą tašką B, bet aš ieškau savo kelių, kaip man iki jo nueiti. Tai ne, galbūt tai bus labai kažkoks patogus darbas, kur aš ten sėdėsiu 50 metų ir saugiai išeisiu į pensiją ir paskui Mhm. keliausiu kruizu po pasaulį. Arba, na, kažkokie tai santykiai, ne, tokie labai idealūs, kur jau aš kaip princesė neateisiu prie altoriaus ir visą gyvenimą kaip princesė gyvens. Bet gyvenimas yra įvairus. Tai Mhm. gyvenimas yra įvairus ir mes jo tikrai nesuvokiam ir nesuprantam, koks jisai yra. Ir net negalim identifikuoti tiksliai, o kas tas taškas B ir kam jisai man yra reikalingas. Ir kam man buvo reikalingas taškas A. Mes Mhm. tiesiog kaip įkrentam į tą upę ir plaukiam. Va, bet iš tikrųjų, jeigu mes pažvelgtumėm iš aukštesnio taško, kas aš esu prieš tai, kada aš ateinu į savo žmogaus versiją, aš tada galėčiau pamatyti, kad, na, vis tik tai, ką aš susiplanavau, mane veda iš taško A į B. Ir jeigu mano posūkiai bus labai kardinalūs iš vienos pusės į kitą pusę, jie man buvo reikalingi tam, kad aš pasiekčiau tam tikrą brandą ir savyje susivokčiau tai, kas man yra reikalinga. Tokia mano įžanga. Na, Ir žinai, vat, kaip tu pasakei, kad va, ta kontrolė ir va, tarsi mes norime pasukti dėl įvairiausių tų, nu, dėl mūsų kažkokių, ne, patirčių, tai tas va, irgi ta tokia tam tikra, ne, irgi nežinomybė, ne, nei, kaip, kaip, kaip eiti tame gyvenime. Tai kas tau, pavyzdžiui, padeda būti tame tokiam vidiniam užtikrintume, kad tu ateini į tą tašką, ne B numatyti, jeigu taip jau mes apie taškus kalbam, ne? mhm. A, labai pasimatymas kyla, kada aš nuplaukiu nuo minties, kad pirmiausia, aš esu žmogus, ne, ir aš atėjau susirinkti patirčių. Mhm. Tada aš pradedu ieškoti variantų, kokiu aš žmogum turiu būti, kad aš ten išeičiau labai laiminga ir patenkinta visa kuom. Tada, kada jau man ateina tas pasimetimas, tada aš, na, tiesiog stengiuosi kažkokiais tai būdais grįžti atgal iš tų visų savo lūkesčių.
ko aš ten prisigalvojau, ko aš pradėjau laukti, ko aš pradėjau tikėtis. Mhm. Ne, aš tada grįžtu į save, tų būdų grįžti į save yra įvairių, galima tiesiog per tylą, galima išeiti į gamtą, kažkas naudoja kvėpavimą. Na, metodų tikrai yra skirtingų, bet man Atsitraukimą geriausia, irgi. man geriausia yra tiesiog atsitraukti nuo to ir pasižiūrėti, ar aš kuriu, ar jau kuria tie įrankiai, kuriuos aš pasėmiau gyvenimo kontroliai. Mhm. Jo, kurie jau tos mintys ir tas įsivaizdavimas, koks gyvenimas turi būti, kada jisai tampa stipresnis už mane pačią. Va, ir aš tada turiu grįžti atgal, atsitapatinti nuo viso ko, nes, na, dažniausia ta mintis, kokia aš turiu būti, na, ir koks turi būti gyvenimas, tai jisai yra iš to siekio tokio labai didelio patogumo, o kada aš siekiu didelio patogumo, tai vadinasi, aš nesu savo galios pozicijai. Na, galios pozicija yra tada, kada aš esu ten, kur esu ir darau tai, ką turiu daryti. Tai kokia yra mano prigimtis. Ne, tai pirmiausia, mano prigimtis yra žmogus, o visa kita kinta. Ne, jeigu šiandien buvau vienokia, tai galbūt kitą dieną aš būsiu šiek tiek su kitokiom savybėm. Trečią dieną Man dar labai su kitokiom. tai Aha. vat man tas irgi labai patiko, kai tu pasakei, aš esu žmogus, o visa kita kinta. Tai va tas, vat, tas žmogus ir tokia yra plati daugiamatė būtybė, um, kad tas vat irgi patyrimas, kas aš esu kaip žmogus, jisai nuolatos kinta. Ir vat kaip aš tau minėjau, visai neseniai tas kintamumas yra tampa mano pagrindu, nes tiek pokyčių vyksta gyvenime, tiek va, tas ir skleidžiasi tos tie nauji ir gebėjimai, ir tie, vat, tie daugia, kaip tada, daugia požiūriškumai skleidžiasi irgi, kad tiesiog va, tą patį va, objektą, tarkim, jeigu tai yra kažkokia, nu, sakykime, netiesa, yra kaip objektas, nenagrinėjai iš įvairiausių tų požiūrio taškų, kiek įvairiausių kitų kampų gali pamatyti apie tą pačią tiesą, kaip kitaip jinai gali išsiskleisti ir iš tikrųjų tas va toksai pasijautė, kad mano pagrindas tampa kintamumas, nes tas kintamumas toks didžiulis vyksta, kad visa kita tarsi tampa, na, nu, tik tai, čia skambina, nežinau, ar girdisi, pamatau, kai man skambina. Girdisi, girdisi. Tai labai gerai tada. Tai va, ir tas vat kintamumas, jisai tampa tokiu pagrindu, kad tiesiog visa kas kinta. Ir kai aš vat suvokiu, kad visa kas kinta, ir vat kai aš sakau visa, kas kinta, kas yra vat, iš tikrųjų toksai vat, irgi kintantis mano suvokimas apie tai, bet vis tiek tas va toksai pagrindas yra irgi tas ryšys su kūrėju, su absoliutu. Ir va tai man tas suteikia to tokio saugumo. Suteikia to saugumo toje materijoje, kad kai visa kas kinta, mano charakterio savybės, mano kažkokie suvokimai, tiesos, žinojimas kinta, man saugumo būtent duoda tai, kad aš esu labai tokiame tvirtame, aiškiame, stabiliame tame ryšyje, santykėje su kūrėju absoliutu. Va tai yra mano tas pagrindas, ne? Tas kintamumas ir tie ryšiai. Tada, kai jeigu man kažkur tais kaip žmogui yra kažkas neaišku apie mane, nes tas kismas vyksta, tai tarsi tada aš susitelkiu į absoliutą ir tada man yra tas va, toks, nu gerai, visa kas kinta, bet tame kintamume aš jaučiuosi saugiai, nes esu šiame ryšyje. Tai vėlgi tas turbūt vat, prieiname prie to, ne, kad ta tėkmė gyvenimo, į kurią mes vat, įkrentam ir plaukiam, yra be galo svarbu, yra tas tikėjimas, pasitikėjimas kūrėjų arba absoliutu. Nes tada tarsi, kad ir kas bevyktų, ne, nu tarsi, kad ir koks pokytis bevyktų ir kad ir kokios esminės tavo dalis bekistų kaip žmogaus, ne, ten, nežinai, mes kai kuriuom savo savybėm gyvenom daug metų, ne, ar galbūt net ne vieną gyvenimą su tam tikrom savybėm. Ir kai tai kinta, tai tarsi, o kažkokia mirtis jaučiasi kaip man, ne, o aš mirštu, bet tai čia yra tik tai dalis, kuri transformuojasi, kinta. Ir tas, vat,
tas va santykis, tas žinojimas, tas tvirtumas tame santykyje yra viso ko pagrindas. Tada, nu, vat, kinta, nu, aš keičiuosi ir viskas yra tame, yra gerai. Ir vat, kaip mes praeitame pokalbėje irgi minėjome, kad tas kintamumas, aš esu kintantis, tiesiog turi būti kaip mūsų mantra, kaip intencija, nes dabar to pokyčio vyksta tikrai daug ir tą galime tikrai pastebėti. Ir, ir tai tiesiog padeda taip suvokti, kad visa kas gali pakeisti. Na, aišku, mes labai pratę žiūrėti tą išorę, kad išorė kinta, ne kažkokie dalykai, bet iš tikrųjų tai dabar didžiulis yra susitelkimas į vidų ir kaip kinta vidus. Ir jeigu kinta pati žmogaus idėja, kas yra žmogus, tai pati mintis, kurioje ta kinta, kas yra žmogus, tai kokį tai galingą atgarsį duoda mums kaip žmogui, ne toje materijoje ir koks didžiulis pokytis vyksta. Nes visa kas prasidėjo nuo minties, nuo idėjos, kas yra žmogus, pačio kūrėjo ir idėjos, kaip tas žmogus negyvens, kaip jisai augs, kaip jisai kokia jo struktūra bus ir visa tai kinta. Tai koks didžiulis pokytis vyksta visoje visatoje, taip kad tikrai tą vat, pagrindą turėti tą ryšį yra be galo svarbu, nes tada, vat, nu, vyksta pokytis gerai, ne? Kažkoks tai, vat, kaip Aneta Rūta dalinaisi, ne, tą viduje jauti, kai viskas ten tarsi kažkaip plaukia, bet, nu, tu, aha, nu, aš save fiksuoju kaip žmogų, aš save, nu, fiksuoju tame irgi santykė su kūrėju, santykė su absoliutu, galbūt su ne savo kosminė sąmonė, tai iš kosminė sąmonė ir, nu, viskas yra gerai. Na, kinta tas, kas turi pakeisti, ne? Ir kartais, vat, kai tu sakai tą kontrolę, ne, ir kaip mes kartais norime tiesiog per tą, žinai, išsiaiškinimą, kas aš esu ir kaip aš va čia, vat, aha, čia yra mano savybė ir mes tarsi va taip stipriai susitapatinam su tuo, su ta savybė kažkokia, kad ir kokia jinai nauja bebūtų, bet kaip vat, greitas pokytis vyksta ir kaip vėl patraukia tą savybę ir sako, dabar naujai save pažink ir dar naujai save pažink ir dar naujai save pažink ir tai vyksta tokiu dideliu greičiu. Bet vat, kuo tas didesnis greitas, bent jau mano tokiam vat, asmeniam patyrime to pokyčio, nu tuo man yra ramiau, tuo man yra toksai vidinis lengvumas, džiugesys, kad visa tai vyksta, kad žmogus kinta, kad aš galiu būti to proceso dalimi, kad pats konceptas, pati idėja žmogaus kinta ir kad visa tai, kas man reikalinga žinoti asmeniškai kaip žmogui, ane, šitame visame galingame procese, aš sužinosiu. Tai, kas bus reikalinga. Bet tarsi nebelieka tokio forsavimo, ane, kažką sužinoti, nes tarsi patane tas žinojimas kažkoks saugumas, ane. Aš žinau, kad aš esu, nu, tarkim, ane, mano kažkokia savybė užtikrintumas. Nu va, ir va čia kažkoks yra saugumas, ane. Bet iš tikrųjų saugumas mano suvokime yra būtent tame ryšyje su kūrėju ar absoliutu. Kadangi šiame laikotarpyje labai save užčiuopiu kaip kūrybinį impulsą, tai kaip žinai, atsitapatini, atsitrauki, tai esi tas kūrybinis impulsas ir jis ateina iš absoliuto erdvės, tai, nu, va, tas giliausias ir stipriausias ryšys, kuris yra šiuo metu, tai yra su absoliutu. O ką tu, vat, būtent manai apie tai, kad, vat, toje nu jau tikriausiai išklausime, kaip nepasiklysti, ne, tame visoje toje tėkmėje, kai tave neša ta srovė, ta gyvenimo srovė ir vat, kokie va tie esminiai taškai, kas reikalinga, va taip, nu, suteikia to tokio stabilumo, Tvirtumo. Mm. tvirtumo, tokio stabilumo, aiškumo vidinio, ne? Mhm. Nes man asmeniškai tai yra būtent tas santykis. Tai Mhm. vat yra tas pagrindas, nes jisai yra toksai ne tai, kad vien tik tai aš pojūtyje tai užčiuopiu, ar jausme tai užčiuopiu, ne, bet tai yra per įvairiausius tokius patyrimus, tiek tam subtiliame plane, tiek bendradarbiavime, ne bendra kūryboje, bendruose darbuose, ne, aš užčiuopiu tą santykį. Tai tas pats, kas taip ateina įsireikšti, tas pats, kad aš turėčiau, ne, draugą
fiziniame plane, ne, nu va, kaip mes dabar šnekam, tai lygiai taip pat aš turiu draugą tame subtiliame plane, tos draugus, ne, kurie padeda eiti tuo keliu, tuo tokiu pokyčiu ir neleidžia pasiklysti tame pokytyje, nu va, kad neleidžia susigalvoti kažkokios iliuzijos. Nu kaip, iš esmės, tai mes turime tą laisvą valią ir mes galime susigalvoti kažką, ne, ir kažkokią iliuziją, bet kadangi bent jau mano patyrime yra tas toksai labai aiškus žinojimas, kad kuries man neleis užmigti jokio iliuzijoje, tai net jeigu aš kažką ir susigalvosiu, yra toks labai aiškus žinojimas, kad, kaip sakom, išmuš mane iš tos iliuzijos, duos galimybę pamatyti, kad ten iliuzinis taškas ir viskas, kad jisai išnyktų. Kaip pas tave yra? Ką tu galėtum pasidalinti, kaip tuo pagrindu, kad ta upės srovė tave neša, ar tu tiesiog, vat, nu, neša tau, žinai, ir tu toks atsipalaidavęs savo ten, žinai, ir leidai, kad jinai neštų, žinai, bet aš galvoju, gal tas įsireiškimas pats, ne, tas nešimas atrodo, kad tu nieko nedarai, bet iš tikrųjų tai to veikimo, to veiksmo kaip žmogui tai yra labai daug. Nes tada Na, kitaip tai tu taip, patenki taip. į kokią pelkę, ne, kur stagnuoja ir tada ten tikrai niekas tavęs neneša, ne, tai tik tai kartojasi tie patys dalykai, kol tu galiausiai vėl susivokia, ne, ir vėl įeini tą tėkmę, ne, kur vėl tu keliauji su tą tėkmę, o ne kažkur tais užstrikti kokią prūdę kokią mane. Ja. Kur, Um, taip, tai yra vėlgi du taškai. Materinis ir nematerinis. Ne, bet kaip tu įvardinai kūrėją, absoliutą, bet tu išskaidai struktūrą mane, bet kitiems žmonėms yra paprasčiau, kada jie masto apie vienį. Ane, tai, va, kaip okay. aš esu žmogus iš visų, ne, organų, ląstelių ir visako, tai aš esu kaip vienas. Taip, ne, bet gal kitiems žmonėms yra paprasčiau, kada aš susitelkiu į save, tai tas į vienį susitelkimas, tai tada suvokia, ne, kad esu toje visumoje, ne, kad aš esu tokia didžiulė, ne kokia tai mažytė kaip save, ne, kažkur tai susimažinu, bet kada esu tame visame, tai tada atsiranda pojūtis, kad aš esu namie. Namų pojūtis, kad aš grįžau, ne, grįžau į save, tą visą visumą. O materijoje, ne, nesvarbu, kad mes esam ta visa visuma ir, na, kaip pavadintumėm vieni, vis tiek mes esam kiekvienas individualus. O jeigu kiekvienas esam individualus, vadinasi, kiekvienas turim savo paskirtį. Na, ta paskirtis ir yra funkcionalumas. Kaip kiekviena ląstelė yra atsakinga už savo darbą, ne, ką jinai turi pernešti, ką jinai turi pagaminti. Tai va taip ir žmogus yra, na, kiekvienas turim savo tą unikalumą ir kiekvienas tame mechanizme esame tas kaip mažytis raiktelis, kada aš tuo sraigteliu esu ir darau pagal savo paskirtį tai, ką aš galiu geriausiai, tai tada mano tvirtumas tame ir yra. Vadinasi, aš esu savo vietoj, o ne klaidžioju aplinkui ir klausiu, o ką man daryti, o kas aš esu, o kaip aš turiu gyventi. Tai va turbūt dabar daugeliu klausimas yra, kaip žinoti tą savo paskirtį, ne? Nes, nu, tarkim, man ir tau net klausimo nekyla, ne? Mes žinome, mes jaučiame ir tiesiog, nu, tame gyvename, toje paskirtyje. Ir kaip, vat, tu, vat, manai, nu, toks klausimas tikrai žmogų, tai kaip žinoti, ne? Kokia mano vietoje, tame visame mechanizme, kokia čia ląstelė, kokia ląstelė aš esu, ne? Aš tai darau vėlgi tas pačias praktikas, kaip minėjau apie atsitapatinimą. Ne, tai tiesiog galima protą apžaisti. Esmė yra išeiti iš tų minčių, kurias susikūriau apie save kažkada vaikystėje ir kurias suprojektavo į mane tėvai, seneliai, mokytojai, dar kažkas. Tai tarkim, atsidarau duris, įeinu į tuščią visai kambarį. Ir visas įsivaizdavimas, visi konceptai lieka už manęs. Įeinu į tylą ir žinai, aš taip ką galvoju, aš ten jaučiu. Žiūrėk, tai dabar taip ir padarom, gerai, nes vis tiek žmonėms reikalingas praktinis patarimas, užsimerkiam ir tu tada pravėt tą tokį vat, patyrimą būtent per tą tuščią kambarį, kad, nu, praktiškai žmogus galėtų, nebūtinai, aš kaip sakau, tikriausiai, žinai, nu, mes visi labai ir skirtingi ir galiausiai ta paskirtis, jinai, nu, mumise
pasireiškia irgi įvairiausiais nu, aspektais, ne? Tai, žinai, aš tai siūlyčiau visiems pirmiausia tai atsipalaiduoti ir priimti tokį kaip lengvą patyrimą, turėti šalia savęs irgi nueiti pasimti šią akimirką tušinuką, knygą, tik, nu, knygą, užrašų knygutę, ne? Galėsi tikrai proceso metu atsimerkti ir tiesiog užsirašyti ir tikrai čia nebus taip, kad išeisit iš proceso, vėl užsimerksit, nes kaip būna tiesiog procese, jeigu kažkas vyksta, kažkas išaiškėja, būna tiesiog jeigu neužsirašom, užsimiršta. Galia, tai tiesiog, nes mes eisim vis tiek į tas aukštesnės erdves, tai tikrai būna, kad užsimiršta. Tai tiesiog turėkit ir užsirašysit. Ir su tokiu visai lengvumu, tokiu džiugesiu, tiesiog leiskit vat, savo patirti tą naują save, tą savo naują, noriu sakyti naują paskirtį, tai taip tegu ir būna, tą naują paskirtį, atpažinimą tos paskirties, bet leiskit tai paskirčiai įsiskleisti labai įvairiai. Tai gali ateiti kažkoks ir žodis, gali ateiti kažkoks vaizdinys, gali ateiti pojūtis. Nes gali ateiti tiesiog žinojimas, kas aš esu ir tiesiog ir toks labai aiškus žinojimas, kad aš esu toje paskirtyje. Nes tai yra labai svarbu, ne? Kad iš tikrųjų tai mes visi esam ten, kur turim būti, ne? Ir vyksta tos kažkokios korekcijos, bet tiesiog atleiskite savo patirti labai įvairiai, kad nebūtų jokio lūkesčio, kažkokio įsivaizdavimo, kaip tai dabar ta paskirtis gali atsiskleisti ir tiesiog visiškai taip pat priimkite kaip patyrimą ir tada rūta praves tada mums patyrimą paskirti. Mhm. Tiesiog priimkite tai kaip žaidimą, tada protas labiau atsipalaiduos, jisai neturės kažkokių konkrečių užduočių, ką ten reikia išsiaiškinti. Tiesiog per įsivaizdavimą, dabar pirmiausia, nurimstam, leiskim vaizduoti įveikti, tiesiog lengvai ir paprastai. Ir dabar, vat įsivaizduokit, kad šią akimirką ten galbūt dar ir ūžia visokie klausimai, tai kas aš esu, tai kuo aš čia turiu būti, kokia čia mano misija, gal aš kažką darau ne taip ar panašiai, tai vat, įsivaizduokit, kad visa šita krūva minčių, jinai lieka jums už nugaros, jūs matot priešai save duris, jas atidarote ir įeinate į erdvę, kurioje yra tuščia, tik jūs ir jūs. Jūs tai suvokimas, kad aš esu ir tas, kas yra iš tikrųjų. Tiesiog leiskit savo pakvėpuoti, pabūti tame lengvume, toje erdvėje, be minčių. Jo, jaučiasi, Tai, kas aš esu. kelias minutės pabūti tame tokiame, vat, sutelkti dėmesį aš esu ir kad aš egzistuoju, kad tai yra Ir jau ta tiesiog tuo pati mėgautis. didžiausia dovana, galimybė egzistuoti, būti, gyventi, kaip žmogui patirti gyvenimą. Tiesiog pabūnam su ta vat mintimi, kad aš esu žmogus. Jaučiasi kaip išskaidrėja ta mintis, tie žodžiai, nuvalomos visokios dulkės nuo to aš esu žmogus. Visokie įsivaizdavimai, kas tas žmogus yra.
Ir kiek jaučiasi tame, vat, toje mintyje to gylio, tokio kūrybinio pločio, gylio, tūrio kūrybinio. Tame aš esu žmogus. Ir kiek tokio džiugesio, apskritai jaučiu tokį patį kūrėjo džiugesį, kad kai gimė mintis apie žmogų. Galit savo garsiai irgi pasakyti, aš esu žmogus, pajausti tą tokį džiugesį. Ramybė gali būti kažkokios kitos energijos, bet aš siūlau susitelkti į džiugesį, į lengvumą, į patį tą kūrybinį džiaugsmą, kurį pats kūrėjas patyrė, kurdamas žmogų, žmogaus mintį, idėją, kas yra žmogus. Bet toks Kuo pojūtis, nežinau, daugiau. kaip ta rūta jaučiasi, bet toksai tiek sutelkta dėmesio dabar į tai, į tą vat mintį. Mhm. Nes pojūtis toksai, kad na, žmogus labai susitelkęs yra į tą tokį, tą, kaip čia tą, kaip čia dabar tą išreikšti, tą išorę, išreiškimą žmogaus, ne? Tokį vat, kaip žmogus Jo, įsireiškia. per darbus, per profesijas, per pinigų uždirbimą. Jo, o čia dabar sutelkė dėmesį į patį konceptą, pačią idėją, Patį pačią mintį grinuolį. žmogaus, patį grinuolį. Taip. Ir sako, įsivaizduokit, vat patį momentą, kai jūs savo gyvenime kažką kūrėte. Kažką be galo gražaus, gilaus, ypatingo. Kokia buvo tuometinė jūsų būsena, kai žinot, kad šitas kūrinys pakeis visą ką, pakeis jūsų gyvenimą, pakeis visą egzistenciją. Tas pojūtis kūrybinis pats. Kiek susitelkimo, tikslumo į kiekvieną tą detalę, sudedamąją dalį. Kai dar nežinai tiksliai, kas gausis, kai sudėsi kartu. Bet žinai, kad tai bus gražu, kokybiška, tyra. Tas toksai stebuklo pojūtis irgi yra. Mhm. Kad galiu bet kada save susikurti iš naujo, bet tas susikurti tai vadinasi iš to vidinio pojūčio, iš to vidinio impulso, iš to žinojimo, kaip tu iš tikrųjų nori kurti. Ne taip, kai tau kažkas pasakė, bet kaip tu esi esmėje savo, ką tu nori išskleisti gyvenime, patirti per save. Man tai dabar, kai tu tai pasakai, tai man toks tas vat kūrybinis džiaugsmas, tą vat patyrimą tos kūrybos, kurią kūrėjas patyrė, kai kūrė idėją apie žmogų. Tas minties kūrybos. Ir kiekvienam gali ateiti labai unikaliai, ta mintis, ką
apie ką tai yra. Galbūt gali nuvesti būtent kažkokį veiksmą padaryti savo gyvenime, ne kažkokį pokytį vesti dienoje, ar tai kažkokioje savo veikloje, ar tai kažkokioje savo mintyje apie save. Tai dabar labai stebėkit, kaip vat išsiskleidžia ta nauja mintis apie jūs pačius. Tokios jaučiasi dalelytės paduodamos. Tos dalelytės, jose yra ta užkoduota, ta paskirtis, ta funkcija, jinai taip užkoduota natūraliai, kad mes tiesiog savo kasdienoje labai dažnai veikiame pagal tai, ko mes čia atėjome veikti, kaip žmogus, kaip individuali sąmonė. Taip, kad pasitikėti to irgi reikalinga. Ir taip pat va čia akimirka, kaip skleidžiasi būtent ta mintis. Užsirašykite ją, tą mintį, gali būti jinai labai paprasta, kažkokie galbūt ir nesusiję žodžiai, gali būti, bet paaiškės jums ateities meditacijose, susitelkimuose. Tiesiog užsirašykit, kas dabar ateina apie jūs pačius, apie kažkokį gal labai konkretų pokytį gyvenime. Nenuneikit tos minties. Jokių būdų nenuneikit, nepagalvokit, kad jinai kažkokia keista, kad ne apie jūs, kažkokia neįprasta galbūt. Galbūt ateina kažkokį susitikimą padaryti, nuvažiuoti. Nu, tai gali būti taip platu ir taip konkretu, kaip tik tai jums ateina. Pasitikėkite tuo. Nes tai yra kūrėjo mintis apie jūs, apie jūsų paskirtį, apie jūsų funkciją. Toje mintyje užkoduota ta paskirtis, funkcija, jinai toliau ves jūs į tą patyrimą, kas jūs esate, kaip žmogus, kokia paskirtis, kaip tos ląstelės. Toje mintyje užkoduota, tai nepraleiskite jos. Jeigu šią akimirką, neateina kažkas labai konkretaus, galbūt ateina pojūtis, gal ateina koks jausmas naujas, būsena nauja. Visa tai ir yra ta mintis apie jūs. Užfiksuokite. Žinoma, galėsite dar kartą perklausyti šito susitelkimo. Ir dabar tai tuščiai erdvei, kuri buvo visiškai be nieko, tą momentą, kai atsitapatino, tai va tą erdvę užpildykit tuo nauju jausmu, tą naują būseną, tom naujom mintim. Tarsi jūs tapytumėte savo gyvenimo paveikslą ant tų tuščių sienų, bet taip, kaip norite jūs iš tikrųjų, taip, kaip per jūs eina gyvenimas šią akimirką. Ir vat labai gražiai Rūta pasakė šią akimirką. Tiesiog leiskite savo tapyti drąsiai, nes paskui keisis kis ir leiskite savo tapyti drąsiai. Čia kaip tie, kur su tais, kaip dabar grafitė, ne? Čia vat irgi tikrai yra va toksai tunelis pas mus Londone yra, kur nuolat kinta. Ir tie, kurie ateina, tie kūrėjai užtapo ant tų, kurie ten kūrė. Ir visa tai vat, yra ta drąsa, kad tu kuri, kad tas kūrinys yra laikinas, nes jisai vėl pakis. Bet va taip drąsiai leiskite savo pamatyti tą akimirką, tą savo funkciją, tą savo paskirtį, per tą pojūtį, per tą būseną, per kažkokį vaizdinį, per kažkokią spalvą, labai įvairiai. Viskas jums paaiškės šią akimirką, tikrai nereikia visą ko įsiaiškinti, bet tai yra ta dalelė, ta mintis apie jūs pačius, kurie siųsta jums ir joje yra užkoduota ta paskirtis.
Tad nepraleiskite, nesumažinkite, nepadidinkite irgi priimkite ją tokią, kokia jinai yra šią akimirką. Nes tai yra mintis apie jūs, būtent apie jūs, kiekvieną individualiai, asmeniškai, kiekvieną, kuriejas pažįsta kiekvieną mūsų, žino tiksliai, kas dabar yra reikalinga šią akimirką, susivokti ir kuom užpildyti tą kambarį. Ir tas kambarys tai ir yra jūsų namai, su kuriuo jūs galite eiti, kaip norit. Šeimai, darbai, gatvę. Jums nebereikia išeiti iš to kambario, nes tai ir yra jūsų erdvė, tai esate jūs ir jūsų kūryba, kuri natūraliai įsilies į aplinką ir kartu kursite su kitais. Tai kai vat vyks kažkokie procesai, nelabai žinosite, vat, kas jūs, apie ką jūs, nepradės kilti kažkokias abejonės ar klausimai, užeikite į šitą kambarį vėl. Aišku, kaip Rūtas sako, visą laiką būkite jame, bet visko pasitaiko, visai mes čia Taip. būnam. Tai tiesiog vėlgi savo dėmesį eikite tą kambarį ir pabūkite tarp to, ką jūs nutapėte. Galbūt kažkokie gilesni momentai paaiškės, galbūt atsivers kažkokie nauji suvokimai, naujas paveikslas, naujas pojūtis tame kambaryje. Tai leiskite tam paveikslui, tam visakam, tam kambaryje, ką jūs dabar sudėjote, keistis. Kai būsite pasiruošę, irgi jau galima tiesiog su tuo kambariu ir atsimerkti. Atsimerkti tame Mm. kambaryje Tame ir su tuo kambaryje. kambariu. Mm. Nu, va, kaip gražiai čia mus irgi vedė į būtent šitą susitelkimą, į šitą pokalbį, paliesti tos esminius taškus, tokia plačia tema ir kartu kaip, tokia konkrečia, kaip jinai konkrečiai Mm. šiandien atsiskleidė. Dar norėtum kažką Rūta pridurti? Kad nieko nebepridursi. Tiesiog eit ir gyvent ir Eiti mėgautis tuo. gyventi, taip, tikrai taip. Mm. Tai ačiū visiems, kurie klausėtės. Aišku, parašykite, kaip jūs irgi, kas jums atėjo. Vėlgi po tos meditacijos, tai žinoma padeda dar labiau tvirtinti, kai mes pasidaliname savo tais suvokimais ir pajūtimais su kitais. Tai parašykite ir susitiksime kitose lengvuose pokalbiuose. Iki kitų kartų.